Sveika vinilo bendruomenė, sveiki visi melomanai. Aš norėčiau pradėti tokį trumpų apžvalgų ciklą, vinilų pristatymą, kuris yra labai populiarus iš tikrųjų užsienyje. Netgi yra toks terminas vinyl community ir visi žmonės mėgstantis muziką, jie pristatinėja savo albumus ir tokias trumpas apžvalgėlės ir iš tikrųjų įdomu pažiūrėti yra ir YouTube'e ir kažkaip tai norėjusi tą padaryti čia Lietuvoje, lietuviškai. Ir šiandien yra mano pirmas pristatymas ir bandysiu jums pristatyti Primal Scream albumą Screamadelica. Nežinau, žiauriai geras albumas, yra dvigubas vinilas, ilgai medžiojo šitą kopiją, kas keisčiausia, ją suradau čia Lietuvoje. Ir gerai rašytas albumas, kokybiškas spaudimas, šitas yra anglų leidimo, Made in England. Ir nežinau, ar girdėsis ar ne, fone dabar groja kaip tik jisai, aš paleidęs su kompaktą. Tai kodėl šitas albumas geras, nežinau, man jisai asocijuoja su visa reivo kultūra ir tuo tokiu laukiniais tais vakarėliais, kur tenais žmonės šokdavo iki ryto ir kelias paras. Ir netgi kritikai yra įvertinę labai gerai iš tikrųjų, nes tai yra išleistas 1991 metais ir iki to laiko kažkaip nieks nešokdavo, kaip pasakyti, diskotekose pagal roko muziką. Ir kažkaip Primal Scream panaudoja, aišku, čia nėra roko muzika, čia yra mišinys daug skirtingų stilių ir, žodžiu, yra elektronikos, yra dubo, yra funko, yra gospelo, ir jie visą tą sumaišė ir gavosi toksai katilas visokių garsų, kuris sukelia geras emocijas. Tai ir rekomenduoju visiems nusipirkti šitą albumą, kas mėgsta šiek tiek kitokią muziką, ne klasikinį roką. Ir šiaip savo apžvalgose aš turbūt mažai kalbėsiu apie klasikinį roką, nes, kaip pasakyti, jis mane mažiausiai turbūt domina. Ir tikiuosi, kad ir jūs pristatysit kada savo albumus ir bus įdomu pasižiūrėti, ką jūs turit, ką klausot. Ir manau, bus visai įdomu. Tai tikiuosi, kad dėsite internetą savo video ir keisimės savo albumais. Viso gero.